Žodžiu, taip atrodo mašina, su kuria važiuosim, tai šį kartą tikrai nebus problemų, kaip pamatau, išvažiuoti kokią nors sudėtingesnį kelią. Jo, tai žodžiu, dabar 7 dienas turiu draugų, kaip sakant, nebe vienas esu aš. Jie kažkur išėjo, bet žodžiu, jo, visi daiktai yra čia. Pradedam! Šiandien taškas yra galutinis Kalaikhum prie Afganistano sienos. Mūsų vairuotojas. Nu ką, pabiškai įsibėgėjo kelionę. Šiandien apie 8 valandas važiuosim. Tai jau biškiau užpakalis pastingęs, bet sustojom kažkokiam turgui. Visokių čia įdomybių yra. Pavėsi, можно посмотреть? No? I don't know. Что? Данги čia. Халапурча. Деликатес. А что, какое мясо? Корова. Понятно. Žodžiu, sustojom vėl biškį pasižvalgyti. Vaizdus. Keižia gyvūnų. Сол, гол, хатлон, Акменис покилно. территория капитал Хатлон. Ту визитюны European people, Asian people. Šodu su nuotrauką su prezidentu. Спасибо. Žodžiu, atvežė mus į kavinę. Tai aš valgyti nieko neimu. Tiesiog arbatos pasiėmiau už 20 centų. Ir viską, žodžiu. Hebra valgys, aš ne. Sustojom dar trumpai pertraukėliai ir čia vaizdai yra tiesiog. Kas keisčiausia, kad čia oras yra labai gaivus ir šviežios, nors mes dar pakilom tik 1,5 kilometro aukštį. Biški vėsiau yra, bet visiškai nesijaučia karščio. Mes jau esam prie Afganistano sienos realiai, dabar nuo čia prasidės kariniai punktai. Už žmonės yra karinis punktas, su kamera nesimasikosiu per daug, tai žodžiu dabar einam spildyti anketas. Pavyzdžiui, kareiviai su automatas pilnai stovi. Viskas, pirmas punktas padaryti. Not sure, honestly, but... Žodžiu, mes sustojom, jis ženklas Afganistanas į tą pusę ir ten yra tiltas apačioje, matosi. O ten. Kiekvieną sekmadienį būna afganų turgus, bet turistams yra uždarytas. Down there is the bridge, yeah. Kosmosas. Matos, you can see the flag of Taliban. Look. On that, yeah, on that house. Žodžiu, kol kitoj pusėje Afganistanas, šitas, čia yra krioklys, tiesiog iš kalno vanduo, eina sau. Eina sau. Oh. Holy shit. I didn't expect this at all. Eina sau. Žodžiu, atvažiavome į miestą jau, vadinasi Kalaikhum, ant Afganistano sienos, tai dabar reikia susirasti nakvynę kažkokią, kažkur, nežinau. Žodžiu, čia mūsų kambarys šitas. Ir tada... Salam aleikum, salam. Jau arčiau valgysiu vakarienę.
Tai čia upelis iš karto prie pat. Ryte biškį daugiau parodysiu. Neblogas, fainas, išbūtus draugai, čia žmonės labai. O čia yra jo, dušai, tūlikai, čia dušas ir tūlikas irgi čia. Jo, tai žodžiu, fainai einam valgyti. Vakarienė. Ir dar maisto atnešė, nesibaigia maistas čia. Dar vaisių pavargė šaut. Guten Morgen, kaip sakant, Guten Morgen. Žodžiu, kaip atrodo iš ryto vietelė, kur miegojom, tai teka upelis. Vaizdai į kalnus. Už 2 km Afganistanas. Ginkluoti vyrai šaudo. Nu ką, viskas, judėsim šiandien, mano eilė per vidurį sudėt ir tuoj gal priekį leisiu. Dar sustojom vandens, pasiėmau biškį. Šios dienos tikslas yra miestas Khorog. Tai žodžiu, mano pietum šiandien tiesiog siemkių sauja. Ką aš valgau? Siemkės žiūrėdamas į Afganistaną. Tai iš esmės visą kelią absoliučiai yra tiesiog tvora nutiesta. Tadžikų pusėje. Ir dar kitur vėla būna apvyniota. Afgano pusėje visiškai nieko nėra, bet jau šitą realiai upės vidurys jau yra Afganistanas. Tai labai įdomi siena yra. Arbūzų irgi gavom, žodžiu. Vairuotojas nupirko na dieną iš kaimo, tai galim lesti ramiai. Išsimaudymas pavykęs, vanduo neblogas. Dabar į Hemrantą einam maudytis. Žodžiu, esam kambarį, bet man bitė į koją įkando laukė, tiesiog visiškai netikėtai. Čia vat, ištima, bet nieko lygtais. Čia, žodžiu, kambarys mūsų. Ir bendra erdvė. Čia virtuvė. Šiandien vakarą paušpakybus maistui. Ir čia bendra erdvė tokia. Jokingai tai parodo ir čia kažkokia kėdė kaip iš Kirkštaterio. Čia gal negalima sėsti ant jos. Kaip patogu. Kaip patogu. Aš čia galėčiau miegoti realiai. Žiauriai patogu. Žodžiu, čia nakvynė 12 eurų tai kainuoja su atskiru kambariu, ta prasme, žmogui. Ne, gal net 11 eurų iš viso. Žodžiu, čia dušas, tūlikas. Tai vis, kas yra, kad šituose kraštuose, o kur čia lempa joms? Iš viso, čia jau, tipo, šičia visur negalima eiti su tapkime į dušą. Taip pat tu turi net ir tūliką, arba tūlikinės atskiras tapkės susidėti, arba eit basom. O čia, žodžiu, kiemas yra, kur man ir bitė įkando. Čia galima obuolių pasiskint, ten auga kažkokios uogos, parodysiu po to, bet net nežinau pavadinimą, bet žinau, kad esu ragavęs, žodžiu, daug kartų. Ten Hebrantai statosi palapinę, nes miegos palapinė šiandien. Jo, partingai ši pasim palapinė buvo. Jo, tai žodžiu, aplink kalnų apsupty tiesiog biškė tokiai visiškai ramiai vietoj. Daržas va savo augina svogūnus.
pasiskinti visokių uogų, jeigu nori. Jau prieš tai ragavau, bet įsipūrinau pirštus labai, tai dabar nevalgysiu, bet rodė labai fainai, labai patinka. Dabar eisim biškai pasivaikščioti po miestą. Ir šiandien iš esmės planas kaip ir įvykdytas, tiesiog reikėjo atvažiuoti iki šitą miestą. 8 valandas važiavam, tai dabar tiesiog pasivaikščioti ir tada vakarienį Bonšpikis. Varam prasižygiuoti 1 valandą, 1 pusę į kalnus, kažkur ten. Salam. Assalam. Assalam. Štai tiltuką praėjom. Sam. Vaizdeliai. Vaizdeliai. Išvažiavus iš miesto į kaimas prasideda rimtas judesys, visi vėl sveikinas. Hello. Miestą nieks pradžiai nesveikina, nei vieną žmogų. O čia visi sveikinas, visi normalūs. Čia rimta chebra yra. O čia taip atrodo namai. Mieste Korog. Hello. Žodžiu, čia yra prezidento sūnus, šitas bachūras. O čia yra pats vyriškis, jau daug kartų matytas prezidentas. Jo, tai žodžiu, sakė, už 2 metų jau pasikeis prezidentas, jo sūnus taps. Tokie vaizdai maždaug. Čia man taip atrodo, kad kadagiai auga, bet nesu tikras. Šitie medžiai. Labai kadagius panašu. Keletas namukų. Suvaizduoju kalnus. Judam su hebrantais. Kol kas nesiskundžia gerai. Antrą dieną kol kas išgyveno. Šios kapinės priėjom. Šiaip įdomu, labai daug ir visur. Tokie kaip lėkštelės ant kapo uždėtos. Čia va dar viena lėkštelė. Čia irgi. Įdomu, ką čia reiškia, gal kad iš kurio paduko gal gėrė arbatą, nežinau. Įdomiai atrodo. Kažkokius čia krūmynus prasibrovus pagaliau pavyko pasiekti tašką. Čia kažkoks tipo yra kaip krioklysalė, kažkokia duobė, dauba. Tai čia teka kažkoks kaip upelis, nežinau. A čia dabar sme 2 atsiliepimai žemėlapį apie šitą vietą. Vienas gera vieta aplankyti. Tai gera, tai reikia aplankyti, kaip sakant, ne? Tokie va dalykai čia. Tiesiog kažkoksai bekrioklys. Čia galo nesimato. Tipo. Žodžiu, pasirodo, aš ne vienas, tai Teodra manęs prisijungia. Aš galvau, kad aš vienas belia kaip reikia nubėgau, manęs nieks nebevysis. Bet čia dar ne taip paprasta pasirodo atsikratyti bus. Kokia vieta? Tu juokauji gal? Eina savo. Kaip čia gražiai. Va, tarplys. Oi, nu savo. But it's slippery, guys, be careful. Oi. Aš kaip džiunglės jaučiuos visiškai. Amazonės džiunglės atrodo, kad būtų. It's like Amazon jungle. I never been, but feels like that. O taip ar tie kroklė tiesiog. A manęs myža
Gamta. Wow. Ai, beje, žodžiu, pamiršau pasakyti, kad mes esam 2 km 100 metrų aukštyje. Tai rytoj kilsim, man taip atrodo, 3,5 kilo, o kaip ir, nežinau, ar minėjau, bet aukščiausias taškas, kuriam būsim, bus 4,6 kilo, bet mes ir kilsime kalną, kuris ar virš 5 kilo. Tai žodžiu, šiandien tokia yra virš jūros lygio toksai aukštis, tai ramu. Labas rytas. Žodžiu, šiandien pusryčiam arbatą, košį dabar gaminosi, bananai, duona ir nusipirkau džemą. Tai čia nusipirkau aš viską dar būdavo dušanbe. Ir ką dar nusipirkau, tai dar bombonos tokį, dar vienas tokis 5 košės. Tokios 5 košės, kiekvieną dieną po vieną. Ir bananas. Jau nemažai suvalgių dalykų. Ir dar vakar, nefilmavau, bet kai ėjom namo, toks vienas vyras tiesiog maišą ir balsų davė. Žiauris, kainas žiauris saldus. Tai turėsim nemažai užkandžių. O šios dienos tikslas yra miestas Langar, bet iki tol dar bus nemažai smagių taškų. Sustojom kažkokiam mieste apsipirkti kažkokią maisto. Čia policininkai su kalašai stovi, tai prie jų nebeįsiu, nes jau pasimokiau. Bet gal kokį nors ledą būtų smagu suvalgyti. Štai parduotuvė, žodžiu, iššovėm oro samsų. Tai, žodžiu, left. Labai skanus. Labai skanus su vištiena. Ateina hebrantai, mane pašaut nori jau. No shoot. Hi. What's your name? What's your name, my friend? David? Money. No money, my friend, no money. I have no money. I'm very... Фоткаю. Но только не стреляй. Меня. С рогаткой. С рогаткой, Ахвин. Давид, приятно. Литва. Jau esam pakilę į 2000 beveik 600 metrų aukštį. Ir atvažiavom į kažkokią pilį. Vėl istorinė pilis kažkokia, tai nežinau, bilietą reikės pirkti, nereikės, bet pamusikuoja prie savo vėliavą. Tai žiūrėsim, kur čia pakilimas yra. Šiaip Afganų pusėje visi namai va tokie yra, labai matosi daug kur kaimuose. Tai iš tokio molio medžio akmenų sumesti, sulipdyti, suresti namai. Čia jau galima įeiti į namus, kažkieno namus. O. Čia gyventa, matosi, buvo. Kažkaip tai atrodo. Stogas įlūžęs. O, kai čia smirda šūdais. Fui, išmetė. Kažkiek kambariai. Neaiškus. Baisiai šūdai smirda visam šitą. Čia kažkoksai aparatas, čia kepti, gal kažką galima, čia grotelės, kažkokias keptuvė, kaip dujinė.
tiesiog partuodėtas Gartraukės muziejui. Nu ką, žodžiu, varėme tos karštas ar sroves, tai aš labai tikiuosi, kaip pavyks filmuoti. Aš bandysiu prasikišti kamerą į rankšluostį ir varyti taip, bet nežinau, pavyks. Ir šita vieta vadinasi Bibi Fatima Zahra Spring. Kažkas matyt karalienės vardu pavadinta. Žodžiu, va šitaip čia atrodo viskas, paprašau žmonių, kad iški išeitų. Aš čia negalima filmuoti, bet tiesiog sėdė va tai va ir būni karštam vandenį tiesiog. Čia yra 43 laipsniai iš viso, tai tiesiog galima šilinti ramiai. Leidžiamės jau žemyn, dabar varysim muziejų, tada į kažką šventyklą ir tada iki mūsų chatos varysim. Va, vairuotojas. Leidžiame žemyn, jau labai nesėdam aukštai, tai viskas gerai. Tas muziejus, o šalia ganosi draugelis. Ką tu gero? Ne. Patinka? Kai barzda pasieino savo. Nu, žiūrim, ką čia bus šitą muziejų. Assalamu alaikum. Роман Давид. Приятно познакомиться. Очень красиво. Кстати, ваник сейчас намокнет. Ну, а памяти šiandienos paskutinės lokacijos Budistų temple. Там, да, идти? А, там. Так, можно пройти? Или лучше? Через час. Ага. Да, а, вижу, да. Там, да, там вижу. Все, понял. Ахмат. Einu sau čia per laukus, varysim iki budistų šventyklą. Šuo miega. Sonoros prižiūrtas ožkas. Kokia dydžia. I think that dog is taking care of them. Oi. Stabkėm vėl per akmenis lipti. Žodžiu, tiesiog lipti tiek vargo, stabkėm šniūrėm lipti viršų. Tam, kad tiesiog šventykla, žodžiu, tokio dydžio. Tokia šventykla. Tiesiog plytas sumestas į krūvą ir viskas. Absurdas kažkoks. Vaizdai įspūdingi, neatimsi šito dalyko. Apėdėme tą hebrą retapėdžiui.
atvažiavome į kambarį. Kambarys atrodo maždaug taip. Po to parodys, kaip atrodo iš lauko. Dabar eina vakarienės, nes belė kaip alkanas ir žiauriai po... Сейчас я покушаю, да, и пойду, хорошо? Да. Maistą atnešė, tikiuosi bus daugiau nežinau alkanas esu. Labas rytas, čia iš kambarį išėjus, valgomasis. Jo, tai čia 2 aukštų namas yra. Apie šokom ir... This kiemą. Morning, hello. Good morning. Dabar laukia. Bet čia mūsų mašina. Jo, ir čia mums atrodo va taip iš lauko namas, taip ant pirmam aukšte yra parduotuvė, bet vakar kažkaip anksti labiau užsidarė ir antram aukšte gyvenamieji namai. Jo, tai tokia biški atokesnėje vietoj. Šiaip vėsu, blemba, žiauriai, dabar 6 ryto, belia kaip šalta, nu, aš nežinau kiek laipsnių, 7 gal. Žodžiu, mūsų bagažinė. Ir mūsų bagažinė, žodžiu, neatsidaro, tai va taip reikia atsidaryti. Bum. Va. Čia sugedo bagažinė. Grinai, aš nesulaužiu, aš nevėluoju, sugedo bagažinė, nebesidaro duris. Viskas. Sako, pusryčiai paruošti, tik aš čia pusryčiam 4 mėsos gabalai. Žodžiu, šiandien labai šalta, tai pirma diena, kur išbandysiu savo kelnes treninginės nusipirktas naujas ir striukę. Dar susipažinau su dviratininkų iš Lenkijos, tai visai fainas bachuriukas. Vyras tiksliau, tai žodžiu. Įdėsim toj. Oi, tu savo. Šventas šis prašajus akimis atvažiuoja iki žygio vietos. Greičiau dėmesys. What did you say? Just that he's a cool. Technique doesn't qualify for rights. Kupranugariai. Eina savo. Laukiniai kupranugariai. Keturi iš viso 1, 2, 3, 4. O aplinkui va taip atrodo viskas. Dabar esam jau apie 3,6 km aukštyje. Ir dabar varom iki kalno, kur bus žygis 4 valandų. Jo, šiaip jau čia visiškai šaklų, tarsi šalta, vėjas stiprus, tai jau reikia pilnai apsirengti normaliai. Saulė nors yra, bet vis tiek nesijaučia, kad jinai kažkiek šildytų. 100, da, 4 pakilomai 4100. Ja. Žodžiu, atvažiavam į kalną. Šiek tiek jaučiasi, kad ausys tokios užgulusios, bet šiaip viskas normaliai. Vienai kolegijai biški labiau jaučiasi aukštis. Tai bandysim kiekvieną savo tempo kilti. Bet šiaip aš žiauriai patenkinu savo treningas Adidasų. Žiauriai gerai atrodo. Aha.
He says to close the door like not that, like, yeah. Mes esam dabar... Dabar esam 4322 metrai. So it's 4,322 meters. O, tai dar žygiuosim į viršų. Viršūnė yra vat, už to vat kalno. Tur. Nu, pradedam žygiuoti jau. Sakė, 4 valandas pirmyn atgal. Gerai, kad vėjo nėra. Šiek tiek gal tik jaučiasi tas aukštis, nes pasiruošimo atvažiavam iškart ir lipam tai, bet čia normaliai viskas. Savijauta gera. Vaizdai įspūdingi. Reik lipt. Aš manau, kad ta keliu eiti tingiu aš čia. Tiesiog tiesiai šokai kalną ir viskas. Ai, pasirodo, žodžiu, pasirodo ten viršūnė yra, o ne šitas mažas kalniukas, tai mes ten varysim. Dabar jau biškai logiškiau skamba 4 valandas. Jo vaizdai tai. Vau. Šiaip čia iš tikrųjų labai yra stati įkalnė. Mes nuo pat pradžios visą laiką viršų lipam. Nėra nei sekundės, kad biškai vaikščioti po paprastą žemę lygę. Ta viena amerikietė jau visiškai išvarė mašiną, nes labai blogai pasijautė. Sakė, kad galva pasproksta. Ten yra vienas ežeras matosi ir ten dar kitas ežeras, ten trečias. Tikrai susiformavo, kai ledynai ištirpo ir suformavo tas ežeras. Viskas ten daug liko. Jau, ranką pasiekėme. Viršūnė. Čia šiaip žiau ir daug įdomios augalijos yra. Šitas kvepia kaip levandos ir toksai stiprus levandų kvapas. Aš manau, kad galima arbatą šitą daryti. Vaiskanus kvapas. Yes, viskas. Oficialiai viršūnė pasiekta, kur iš abiejų pusės atsiveria vaizdai. Aukštis. Nežinau, blem, ar matosi 4, 7, 4, 8. Jo, žodžiu. 4, 7, 4, 8. Viskas gerai, savijauta gera. Biškė ausyse šiek tiek jaučiasi, kad esam pakilę. Jo, žodžiu, nusileidimas irgi toks biškė. Nėra, kad pats lengviausias būtų. Labai atsargiai, nenuslys nuo tų akmenų. Po truputį ir leidžiamės žemyn. Ir šiandien iš esmės tikslas jau bus pasiektas. Tais pavalgyti liks ir į Murkabą važiuoti miestą, pamiršau paminėti. Jo, tai žodžiu, judam. Žodžiu, sustojom pavalgyti tiesiog vidury niekur, laukai, o tokie vat namukai visur, jurta. Ir čia kažkur eisim pavalgyti. Visi šitam kaime tokie namai kvadratiniai. O, yra kur rankas nusplaut, ačiū Dievui. Kriauklė. Po tiek laiko kriauklė matyti yra smagu. O čia yra lokacija maisto. Here is the entrance, okay. Oh. This is here to put one first
soup from this meat yak. This is second food. Kebab. Суп и кебаб, да? Первый суп, второй кебаб. Kebab da ne? Kebab ne? Kebab da ne? Koşudan free. Žodžiu, maistukas. Skanaus. Ja, atvarėm jau į savo namus. Čia bus kambarys. Žiauriai ši faina lokacija. Miestas Murkhab. Išėjimas į kiemą. Vaizdas į kalnus. Ir čia taip namus atrodo šitaip. Pagal ryšį. Šitas namukas. Tūlikas dušas čia. Labai geras vaizdas į miestą. Hebras dvirčius tvarė. Reikės po to miestą nusileisti alaus nusipirkti. Pagert biškį. So... А им палатка где ставить? Ah, you asked already? Ah, cool. Need any help? Yeah, fine. So we go in there. Yeah, our room is up there. Patikrim tūliką. Ok, tūpsikas yra blogas, o dušas palau kur. Irgi skylė tiesiog. Ai, va. Žodžiu, viskas gerai. Visokie kambariai. Sumesta tiesiog belia kiek daiktų. Čia vežimas kažkoks. Tuktukas jau. Čia iš gyvūnų kailio padarytas šitas stogas yra. Čia jau čia bus toks. Nu, standartiškai. Iš avies gal. Jo, žodžiu. Man atrodo virtuvę atradau. Uogai parėti. Čia tiesiog planšetė numesta. Nebenaudojama. Žodžiu, tokia bendra erdvė yra. Čia virtuvėlė, žemėlapiai. Langą vaizdai, gražius kalnus. Ir čia galima vandens prisipilti, žodžiu, savo. Tai aš bombalį jau prisipyliau. Galima gerti, sakė, čia kalnų vanduo yra, tai sveikas yra. Tas miestelis turi mažą tokį centriuką visai. Visai jaukus, fainas. Jo, dabar bandom eiti Pardės susirasti. Šiaip keistai, kad šitam regione visas Pardės labai dažnai užsidaro labai anksti, tai tikiuosi, kad pavyks surasti. Hello! Žodžiu, tokie visi yra namai. Stogai, beliam kiek čia tų moskitų, odų belia kiek, aš nesprantu. Visi burna lenda. O čia Pardė pasiėmiau, karočią tokio alaus. Tokį bambalį. 1,5 litro bambalio, 11% alaus. Ai ne, 4,5. 4,5, 11, čia kažkas šalto davė. Duonos darbiški. Ir vaflių kažkokių. Ir aišku, kad siemkite. Žodžiu, vakarienę visi kartu valgysim. Yeah, well, it's pretty fit, man. Не беспокойтесь, да. Не, все отлично, все отлично. Любите дар, манты и дар самса. Можно Да, сейчас просто. отправить this Can you pass over? teacup? Стакан можно взять? Это лишний стакан, по-моему. Oh, cup. Labas rytas. Einu savo, kaip mane suspardė šitą naktis. Šešios ryto. Laikas valgyti. Vakar su tokiu vokiečiu susipažinau, tai padėjo man tą bambalį ištaškyti. Vakar nudėjau kaklą, veidą, žodžiu, pamiršau saulės kremą pasitepti tą kalną lipant, tai viški.
Smegenis ne vietoje, žinai. Vat. Pusė tokio jau pavaštė. Kipsla kiaušinienė. Važiuojam į Karakų ežerą. Žodžiu, mes dabar privažiavam šito Pamiro kelio aukščiausią patį tašką. Kužgano perėja, 4655 metrų, tai mes šiandien pakilom 1 kilometrą. Jo, aplinkui jau kalnai jau su sniegu, jau biškį aukščiau esam ir už šitų kalnų yra jau Kinija. Tai jo, mes realiai esam tokiam aukštį vos ne kur vakar į kalną kilom, tai jo, labai įspūdinga vieta. Manau, pats metas būtų ir nusimyšti čia kažkur prie tokios vietos gražios. Žodžiu, pasiruošimas vyksta, Karakulo ežeras, bus apie 80 valandų žygis į 5 km 100 metrų aukščio kalną. Mus dabar čia paliks vairas, varys kažkur tiktoką žiūrėt, o mes lipsime kalniuką. Tikėkimės, kad šiandien visi gerai jausis. Žodžiu, viskas jau susiruošėm, pradėsim žygį, ten žygio startas. Žiūrėsim, kaip seksis. Jau pakilom 250 metrų į aukštį ir 2,7 km per 1 valandą, tai visai greitai. Bet dar labai daug liko. Žodžiu. Turėjom sniego luitą, į žiemą persikėliam iš vasaros. Einu savo. Reikia nusplaut kažkaip. O, Jesu. Einu savo, kai čia slidu. Pos kamerą neiškrito lėmą. Čia esam. Arba nežinau, matos. 4,838 aukštis. Visiškai gal nesimato. Vai? O. Šiandien biškai sunkiau. Oras biškiai ūrius praretėjęs yra 5 km beveik aukštis. Ir visą laiką viršų lipt, visą laiką per akmenis į viršų. Išknisu jau.
Vandens pertraukėlė, žodžiu. Su elektrolitais vanduo. Jo, tai yra tiesiog ranka nesivirš. So hopefully you're fine. Žodžiu, dar viena pertraukėlė. Niekaip galo nesimato absoliučiai. Lipi, nesimato galo. Lipi, dar jau lipti. Dabar šis pilnai akmenės yra. Pilnai akmenės, žodžiu. Man atrodo, kad jau beveik viskas. Posame katobliam. Whoa! Yes! Finally! Woohoo! Тут eina savo. Koks aukštis čia, ne? Senelizai. Čia 5,064. Nežinau, ar matas memba. Penki, 0,62. Ačiū Dievui. Žodžiu, 800 metrų sukėlimas, 4 valandų žygis, 6 kilometrai iš viso. Vaizdai aplinkui. Ačiū. Aplinkui vaizdai. We did it! Vamos! Oh, what did you find? What? That's crazy. Gosh, Still got some food. oh, it's so heavy. Eina savo. Geriausios pasaulyje. That's crazy. Check out this one. Oh, yeah. Why is it on the ground like that? Leidžiame žemyn, bet jau gavo gerai plyšta.
vandens gal 3 litrus išgėriau, bet vis tiek skauda galvą labai. Žodžiu, po truputį einu į apačią. Žodžiu, leidžiamės po truputį. Vėjas stiprus, čia šalta ir jo, galva jau nėra, kad visiškai plyšta, bet tikrai skauda, nemeluosiu. Tiesiog noriu greičiau nusileisti ir miegot, pailsėt biškinas, vandens daug gert. Jau vandens irgi nebeturim, viską išgėriam. Jo, ir tokios tokelės. Šausiu vandens iš šitą pelę. Kas bus, tas bus, jau nesvarbu. Žodžiu, sunkiausia dalis, tai akmenys veikti. Bet čia jau nesuprantu, nusileidom gal 200 metrų, kažkaip praėjo galvas skaudėt. Vienu metu taip vemlojau baisiai, bet nevėmiau. Tos kupės vandens atsigėriau, veidą nusiplovau. Lygtais gyvensiu, lygtais normaliai. O dar vandens prisipyliau šupės, tai žodžiu, pabiškį geriau. Nedaug čia liko, gal porą valandų iki tos chatos, iki mašinos, po to namo varysim. Jo, blemba, čia kalnai, nu ne jokas yra čia. Su jais nepažaisi, organizmas vis tiek jisai. Jo, tai žodžiu, bet esmė tame, kad kaip ir jau dabar sakau, geriau lygtis. Hebra priekį eina. Praleidau šį kartą paskutinis. Žodžiu. Jo, grinai, tai prasme. Jau žymiai geriau jaučiuosi. Viskas, važiuojam. When did it start? Like going? Eina savo, aš toks apsidaužęs, man biškį negerai yra. Bet žodžiu, atvarėm prie ežero ir čia druska tiesiog ant žemės, va. Druska visiškai. Karakulo ežeras yra. Biškį pasižvalgysime, varysime jau savo lesyklą ir miegojimo vietą. Jo, aš šiaip žiauriai noriu atsigulti lovą, nes lipimas buvo realiai palyginus lipimas buvo lengva, ta prasme. Tai kaip aš jaučiuosi po to, lipant į apačią, čia buvo, aš tokio jausmą gyvenime nesu patyręs. Ant tiek, tiesiog atrodo, kad man išspyrė karatistas į galvą iš kojos. Nu, toks jausmas panašiai. Kur jau atvarėm. O už taip namo trafau. Čia jau parduotuvė šito kaimuko. Ir mes ten gyvensime, aišku, po to dar nuvažiuosim, čia parodysiu, bet čia va, iš čia matos visas miestelis jau vadinasi Karakol. Panašus stilius kaip ir šitą Murha, bet tik čia namai yra jau su stogais tokiais, kur nu netiesiais tokiais. Gerai, žiūrėjom, ką pardavinėja gerą. Assalamu alaikum. Oh, you have sausages. You have these noodles? I have 2 if you want, I can give. You must buy some. Okay. I think I just won't take the powder. Get some water. Žodžiu, atvarėme namus, tai va tokie, va toks kambarys. Jo, čia toksai kambariukas. Čia kita hebra mėgos. Bendra erdvė, kriauklė. Was there shower or only toilets? I don't know where the shower is. Okay.
Žodžiu, iš lauko atvaro taip, namas mūsų. Ten tubzikas, nes žodžiu nebus čia dušo, sakė. Taip atrodo, tai bet aš 8 valandai į pirtį eisiu, ten tokia pirtis, tai ten pavadinimas labiau, kad pirtis, bet jo žodžiu. Čia po to eisim. Tai va toks jau kaimelė žodžiu. Prie ežero. Jo. Kas čia gera kitoj pusėje? Nu čia gyvenime, tai jau prasideda pati. Koks blemba vėjas, fui. Žodžiu, varu aš namo, nes galva vis dar skauda, tai bent jau nuspausiu po šaltų vandeniu snukį. Žodžiu, nusprendžiu biškį pasivaikščioti visgi po tą miestelį, po šitą kaimuką, pažiūrėti, kokios yra tos kalnų sąlygos. Be vandens, su šikiniku, tiesiog skėlė, nema visas pirštus šūdas įstebėti gerai, bent jau, kad kriauklė buvo, žodžiu. Taip, kas čia gero, žodžiu, žiūrim. Čia reikškai, sakyk, namai kažkieno. O, ten irgi galima, guest house'as ten kažkoks yra. Čia irgi viešbutukas, iš Kirgistano mašina. Jo, tai žodžiu tokios sąlygos, čia žmonės nei gyvulių neturi, nei gali daržovų auginti, nei šitų, nei vaisių, nieko. Nu jo, tikrai neišlengvuoja sąlygos tokios gyvenimo. Kažkoks čia aparatas irgi neaiškus. Vakarienė 7 valandą, tai aš dar 4 minučių turiu čia pasiblaškyti po tą miestą, nes po to vakare tikrai zingėsiu. Čia parduotuvė, bet lygtas uždaryta, man taip atrodo, jo. Pala, kažkaip atradau įdomesnį aparatą čia. Kas čia yra? Čia vandens pompa jaučiu. Jo. Pumpuoji. Išbėgs, neišbėgs tas vanduo čia. Nu, davai. Nėra vandens, jaučiu. Jo, nėra vandens. Nu jo, tokia čia situacija, na aišku, pati kaip man tai... O, ten kažkiek žaidimų aikštelė yra, einu pažiūrėsiu, gal kažką rasiu, kažkaip įdomesnė. Nei vieno žmogaus nėra. Aš pusę valandos vaikštau, nei vienos gyvos dvasios, absoliučiai. 0 žmonių. O vieną mašiną pravažiavo prieš tai. Viskas. Priėjau žaidimų aikštelę. Ši visai neblogai čia iš tikrųjų. Ką šis va yra? Hello! You have ball? Basketball? Ne, o tu smagiai pošat pasižaisti. Ką tai iš kalnų nusileidęs 5 km aukščio. Į kažką dėt. Hello! Kašiukas žodžius tinklo su viskuo ramiai. Turnikai čia visokie. Saulė kep, šviečia, akis nieko nesimato. Einu, pasveikinsim. Hello, my friend. How are you? Are you okay? You good? Brantas ant turniko. Hello, how are you? O, 4 žmonės jau pamatyti.
čia gal kažką kiemus, kad įlipau jau padžiauti čia rūbai. Ainas aukštai, įdomus miestelis. Nu jo, čia. Bet kas keišiausia, kad, nu tiksliau ne keišiausia, bet gal kas visai gerai, kad vaikų daug. Visur vien vaikai. Kad ir tokiuose mažuose ir tokiuose miesteliuose. Tai reiškia, čia vis tiek vyksta gyvenimas ir vaikams yra, kur pažaisti, gal mokykla kokia nors yra. Čia pečius kažkoksai. Nu žodžiu. Kaip ir įspūdis susidariau po miestelį, jau buvo visai. Čia celofanai. Čia va celofanis langus subarikadavę. Nuo kaimo šalčio matyt. Jo, tai žodžiu varau aš iki to barako. Hello. Varau iki miegojimo vietos, šį pailsėt. Pagaliau. Šiandien nuo šiuritos kelias. Ja, žodžiu. Mūsų miestelis vėl veidą nudagiau, bet šiandien saulės kremą buvau pastebęs, vis tai veidą nudagiau. Tai čia tokia saulė. Pala, čia kamuolys! Ar akmuo čia? Čia kamuolys, man rodos. Ai, ne. Akmuo. O kas čia? English, va, mokinam mokykloje. English yra. Čia kažkoks irgi neaiškus English, va. To call, to learn, to close, to sing, to like, to put, to teach, to wash, to water, toffee, to fly, to travel, to work. Nu, tai palieku čia, kur radau. Dar pastebėjau, kad labai daug namų arba visas apšiltinimas ar apskritai visas pamatas yra čia Vučių karvės mėšlas, man taip atrodo. Jo, mėšlas. Pavyzdžiui, miestas, kuriame miegosim, nu kaimas, tai 4 km aukštį yra. Nu, pabiškai jau ruošiamas yra stalas. O, šokolado, kaip gerai. Šokoladas, kolkas kažkokie čia daržovių mišiniai, duona. Ai, žodžiu, skaniai valgysiu, man taip atrodo. Really? Yeah. Woohoo! Oh my god, that's It's ugly Swiss on band. Oh, yeah. Oh, so it's like. O, labas rytas. Žodžiu, viskas gerai, išmiegojom. 6 ryto. Tai žodžiu, dabar važiuosim dar 3-4 valandas iki Kirgizstano sienos. Ten dar yra kitas kalnas. Ir šiandien jurtose miegosim. Jo, bet kame esmė, kad kažkaip šičia yra 85% deguonies, tipo, kai normaliai 100 būna procentų, normaliai. Ir kas yra, kad šitoj vietoje, kur mes miegojame, yra 85% deguonies, kai šiaip normaliai būna 100, tai 85% yra gyvybei pavojingas, gyvybei pavojinga jau gyvybei pavojingas deguonies lygis, čia yra žodis skaitosi. Šiaip iškiai jaučiasi, kad širdis greičiau dirba. Naktį, pavyzdžiui, net jau ramiai miegant vis tiek jaučiasi, kad širdis greičiau dirba negu paprastai. Apie 20 smūgių per minutę daugiau. Žodžiu, einu tulika.
čia žodžiu kiemas, kuriame mes gyvenam ir aš vakar nerodžiu, kur aš jau pirkti, tai žodžiu. Čia pirtis buvo. O čia atgal vandens buvo, tai šiandien aš nusiprausiu normaliai. Čia karštas vanduo buvo. Iš tų mėšlo degina, vietą malko. Jo, tai einu pusryčiaut. Pusryčiai skanaus. Nu viskas, pakuojame žodžiu. Ir judėsim jau po truputuką. Žodžiu, sustojom pasisiot, bet kas įdomu yra, kad čia yra tvora, kuris skiria neutralią zoną tarp Kinijos. Ten yra Kinijos zona, karinės bazės, aukso kasyklos visur čia bus už kelių metų. Jau yra projektas patvirtintas ir jau ten kasa auksą. Ir čia jau yra kitoj tvoros pusėje jau yra neutrali zona su Kinija. Tai žodžiu, aš vieną ranką į Kiniją. I was like, maybe they'll electroshock me, you know, if I put... Važiavom Kirgizstano sieną. Viską žodžiu, jau Kirgizstanas, Kirgizija, štampas raudonas, įvažiavom. Tarararairai. Žodžiu, kadangi esam Kirgizstane, tai čia sustojom pasikeisti pinigų ir tada jau važiuosim iki jurtų savo, kur nakvosim. Aš šiandien, kaip ir sakiau, bus kalnas, dabar pinigų įsikeisti su tais... Ja, ir žodžiu dar ir atsigrožėt paskutiniais Tadžikistano kalnų vaizdais. Assalamu alaikum. Čia keisimės pinigų tarp bulvių. Sikeičiau į kirgiziškus pinigus, 1 euras yra 100 somonų. Žodžiu, aš man atrodos nakvosiu gražiausiai vietoj, kokios nakvoju savo gyvenime. Mūsų jurta ir tokie vaizdai aplink. Eina sau. Ten gyvūnai ganos, kosminė vieta absoliučiai. Žodžiu, kaip jurta atrodo. Feel free to use your place. I can leave it. I can leave it here, and then you yeah. Žodžiu. Čia taip atrodo jurta. Žodžiu. Komentarų neturiu. Aš net nežinau, ar aš noriu tą kalną lipti iš tikrųjų. Ten tas kalnas vadinasi Lenino kalnas. 7 km 100 m aukščio, aišku, mes iki pat viršaus nevarysim, ten žmonės važiuoja nuo 7 iki 20 dienų, kad tai lipti jį. Mes galbūt užlipsime iki ten 1 arba 2 stovyklavietės, kas yra apie 4,4 aukštį ir 5,3 aukštį, žodžiu, bet aš tiesiog galėčiau čia kimarinti visą dieną. Čia absurdiškai gražu. Čia žiauriai gražu, eina savo. Žodžiu, dar galvoju,
Vieną biškai pasivaikščiosiu, parodysiu, kaip atrodo iš viršaus dar kitos jurtos, nes už mūsų yra dar ir pačio jurtų. Mūšo asilot. Eina savo. Na, eina savo. Oi, oi. Jie atsimušė kitą. Oi, oi, oi. Kaip jas to gyvūnų čia kankina jį. Oi. Hello, my friend. David. Опа! Вот. Как зовут этого корова? Коровы. Ой, коровы. Gerai, aš palieku hebrantą čia. Kaip čia gerai. Ai, it's water here. Į pelkę įlipau. Eina savo. Į pelkę įlipau. Ir šito jurtui mes valgysim, žodžiu, pietų metas bus. Tai va, šitaip atrodo pietų vakarienės ir pusryčių jurta. Visos jurtas yra įmontuotas pečius. Ir kad maistą šildyt, ir kad pačią jurtą šildyti. Eina savo, kaip čia smagu. Wow. What's this called? Oroma. Goroma. Oroma. Oroma. Like dumplings. There's a sauce in it. O šiandien nebus tokio ilgo žygio, kokias 4 valandas, tai pirmyn atgal po 2 vieną, po 2 kitą, po 2 valandas vieną pusę, po 2 atgal ir po to 7 valandą bus vakarienė ir tiesiog čia mėgausimės vaizdais aplinkui. Tai šiandien vakar tikslas įvykdytas buvo užkopti kalną, šiandien tiesiog ramiai. Aš tikiuosi, čia jie neužpuls dabar. Visi su ragais, iki vieno visi. Eina savo. Gal jie vėjo žmonių. Kaip skruzdėlės bėga viršų. Jakai. Jie jau čia bijo žmonių, man taip atrodo. Jo, nepuls manęs, manau. Bet aišku, tie ragai tikrai neperduoda pasitikėjimo. Or maybe he just really likes skiing.
Utis ten va viršūnė, paslėpus už debesų ir 7 km aukščio. Eina savo. Hello. You look really healthy. So cute. Ir susigalvojom savo iššūkį, nusileist nuo šito žiauriai stačios įkalnės, kažkokiu būdu pereiti per upę, užlipti į tą kalną ir grįžti namo, nes ten matosi jurtos jau. Tai žodžiu, biškį pasidarysim įdomesnį žygį savo, amerikietė nevarys, nes nėra, kad labai patiko šitą idėją, bet mes su Danu porelę šoksim, bandysim įveikti šitą iššūkį. Žodžiu, bandysim eiti, vėlgi nepasiėmiau tokio rankaklą užsikabinti dalyko, tai žodžiu, teks, manau, varyti be kameros. Žodžiu, šaunu. Nusileidęs pasakysiu, ar nusileidau. O prasme. Eik tu savo. Kaip čia slidu. Žodžiu, nusileidom. Tai nusileisti vienas dalykas. O kaip tą upę čia perbristi, tai aš neįsivaizduoju. Iš viršaus neatrodo, kad yra tokia strauni. Čia kokie 6 metrai. Čia neįmanoma pereit bus. Neįmanoma bus pereit. Jau čia reikės brist per upę. Jau čia brisim per upę pilnai. Ir dar lyt pradėjo prie to pačio. Nežinau, kaip mes čia per tą upę pereisim. Ieškom geros vietos dabar. O čia mes ką tik supratom, kad mes esam realiai saloj. Ir jeigu mes neperinam į tą kitą pusę, tai mums reikės bet kokiu atveju perversti per upę. Žodžiu. O čia kaip tu šilsi viršų neįmanoma. O čia nusprendėm priimti racionalų sprendimą grįžti į mūsų žygį. Nes neįmanoma perėti upę. Absoliučiai neįmanoma. Dar čia tą krioklį reikia perėti kažkaip. Žodžiu, lipam atgal į ten, kur pradėjom. Tai lietus tik prasidėjo žiauriai stiprus, tai man taip atrodo, mano striukė sumelavo man. Ir perpučiama, ir perštampama. Dar akmenys čia. Žodžiu, šitą belę kaip stačiai kalnį užlipau. Savo pavargau žiauriai. Vakar galvos skausmas, šiandien nuovargis. Bet viskas, jau atėjom pagrindinį taką. Tai va tokio statumo kalną užsiropštėm. Nebesimato kalnų dėl debesų. Tai pasisekė pamatyti. Žodžiu, radau megztinį ant žemės. Galvoju, gal pasiimt blemba, nes aš kaip tik norėjau nuvažiavęs į tą Ošo miestą nusipirkti. Bet čia ant žemės, na aišku, purvinas, bet išplausiu aš jį ir tu galėsiu nešiuot. Aišku, čia biškį paplyšęs, bet blemba, Manau, pasiemu aš. Giovanni Vittori, jeigu italas nešiojo. Jeigu italas Giovanni Vittori nešiojo, tai tikrai aš pasiimsiu šitą megztinį. 100%.
Žodžiu, grįžau į hostelį, hostelį jurtą sakau. Iškai pailsėt, ir už poros valandų vakarienę, 7 valandą. Kimarinsim, kimaras. Nu ką, žodžiu, vakarienė. Visas susivėlęs, galva neplauta 4 dienos ar 5 jau, net neatsimenu, 7 gal net. Kas gero, arbuziukai, salotytės, arbatos dar atneš dar pagrindinį, duoną. Žodžiu, puikiai. Puikiai. Yeah, one more here. Oh, here. She should be coming soon. Who? Everyone has. Oh, everyone already has one. Okay. Kornišoni. Selbst mit Kürt? I think it's a reuse. Oh no, das ist just good. Ta prasme, kaip šalta buvo miegot. O kaip 6 laipsnių jaučiu čia įraštose kalnuose. Su striukė pilnai, su pilnu apsirengimą miegojau. Tik to megztinio nesidėjau naujo, kur nusipirkau. Kaip šalta. Rytiniai kalnai. Viskas matosi labai gerai. Debesų nėra. Dar kas įdomi, kad į veidrodį kai ateini pasižiūrėti, matos viskas už nugaros, koks jos susivėlęs. Čia pusryčiai jau bus toj. Tai bent jau čia šitam jurtoj, kur valgom, tai bent jau nėra šalta, nes pečius pakurtas, tai galima pasišildyti. Bet kaip čia žiemą turėtų būti šalta, aš net negaliu įsivaizduoti. Žodžiu, einu valgyti ir įdėsim jau Jošą. Kelionė pabaigia artėja. Tai jo, žodžiu, viskas gerai. Pusryčiai. Žodžiu, tai aš sakyčiau, aš manau, kad jau pabiškai apibendrinimą darau aš visos šitos kelionės. Nes dabar dedamės daiktus ir važiuosime į Ošą. Ten jau filmuoti, jau nieko nebefilmuosiu. Jo, tai nemažai, žodžiu, reikės pasidaryti dalykų tam Oše, kortelę nusipirkti, pinigų įsikeisti, viską įsiplauti, įsimaudyti, nu, žodžiu, beveik kiek dalykų. Tai žiauriai gera kelionė patiko, kiekvieną dieną vis geresnė už praėjusią. Žiauriai patiko kompanija, vėl pasisekė labai faini žmonės, pavyko keliauti su jais. Tai Pamyro kelias vykdytas, išgyventa, daug visko pamatyta, patirta. Jo, tai džiaugiuosi labai ir pakeliausiu po Kirgiziją, po Kirgistaną. Tai dabar manau, kad sveikinu ir jau dabar keliausiu po Kirgiziją. Iki. Ačiū.